Ką, sveiki visi. Šiandien sekmadienis, važiuojam į Mytą. Ir Mytas bus ne prie Siemens arenos kaip įprasta, bet naujoje vietoje. Kaip workshopas darė trasą. Tai važiuojam dabar pas juos, pasižiūrėsim kaip ten atrodo. Aišku, aš jau buvo atidarimas. Tai labai faina, labai gerai įsikūrė. Šiandien noriu parodyti jum, kaip atrodo ir iš tikrųjų, jeigu pats vaizdas jums patiks, tai kviečiu važiuoti, išbandyti tas trasas, tiek drifto, tiek bagių, bus ir mini krableriukų trasa. O jie vis tiek randasi vis dar ten pat, madoj, tik tais nebe antram aukšte, o gaunas kur bowlingas Rusy. Tai pabandysiu pafilmuoti, parodyti, kur tenais eit, kad nežinau, kas video pamatys, kad būtų aiškiau. O dabar tai tiesiog važiuoju tenais. Nuo namų, gerai, geras 5 minutės iki jų atvažiuoti. Tai jie randas dabar čia pirmam aukšte, anksčiau reikėdavo čia į dešinę kilti į antrą aukštą, kad būtų arčiau pas juos nueiti. Bet dabar pas juos galim nueiti, va čia raudonos durys po dešinį yra, į bowlingą, tai leidžiatės į apačią. Parodysiu, aišku, dar. Laiptis žemyn. Esam iki workshopo trasoj, tai einam į vidų, parodysiu pilną vietos dabar. Trasos 3, kaip ir minėjau, mini kravlerių, drifto ir bagių trasa, tai einam parodysiu. Čia detalės įsigyti galim, kaip visados. Nesuprantu, aš netgi bagių trasa, tokie mažiukai bagiukai. Drifto trasos 2 yra, vienas varlinukas, tai pradedantiesiam pasimokinti biškį, supratimai gauti ir jau įgudusiam didesnė trasa. Yra mini kravlerių, aišku dar nebaigta, čia dar daryti reikia daug ir tiesiog čia tokia pradžia yra. Ir dar neturim šito reikalo, dar nesuplankiam. Nu ką, vis dar čia važinėjom, tai linksma, smagi kompanija, važinėjom. Pasiruošę? 3, 2, 1.
Čia tai saviravo. O, reikia vanilą. Aniks kažką darė savo modelį? Ne. Taip. Bet pas jį geriau, greičiau važiuoja. Nu, vat man įdomu, kodėl. Kodėl kad šį greičiau važiuoja? Man kažką tai prisuko Marius. Ant pultų. Ai, prisuko? Nu. Reiškia, kad ne 100% važiuoja. Nu va, mytas baigės, pasivažinėjom. Šiaip labai smagiai laiką praleidom. Ir mini tokias varžybėlės pasidarėm, ten ir tų didesnių ir mažesnių baugių buvo, ir gromas vienas važiavo, ir padryftinom, išbandėm dar trasą, pasiregaliau modelį. Labai faina buvo iš tikrųjų, tai rekomenduoju irgi ateiti, kas turit modelius, pasibandysit su savais modeliais, neturit, išsinuomot yra ką, kainos tikrai nesikandžia, rcmax.lt puslapis yra, tenais galite pasitikrinti kainas. Galvojam ir varžybas tas pačias drifto, ar su bagiais daryti varžybas, bet čia jau ateity. Kam patiko, dėkit laiką, subscribinkit, sharingit ir iki kitų kartų.